Per pastaruosius kelis dešimtmečius ES tapo viena iš lyderių pasaulinėje kovoje su klimato kaita. Šiandien beveik 2/3 jos energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių ir branduolinės energijos, o iškastinis kuras palaipsniui išstumiamas. Tačiau kaip ES pasiekė šį tašką ir kokį vaidmenį šiame pokytyje atlieka Europos parlamentas? Viskas prasidėjo 1972 metais, kai buvo surengta Stokholmo konferencija. Pirmoji pagrindinė Jungtinių tautų konferencija skirta tarptautinėms aplinkosaugos problemoms. Ši konferencija pradėjo globalų dialogą apie aplinkos apsaugą ir padėjo pamatus tarptautiniai aplinkos politikai. 1987 metais pasaulis žengė dar vieną svarbų žingsnį. Buvo pasirašytas Monrealio protokolas, skirtas ozono sluoksnį ardančių medžiagų laipsniškam atsisakymui. Ši tarptautinė sutartis tapo viena pirmųjų didelių tarptautinio aplinkosaugos bendradarbiavimo pergalių. Dėl jos Antarkties ozono skylė gerokai sumažėjo, įrodydama, kokią galią turi kolektyviniai veiksmai. 1997 metais įvyko dar vienas reikšmingas įvykis. Priimtas Kioto protokolas, nustatantis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus išsivysčiusioms šalims. Nors šis susitarimas nebuvo tobulas, jis tapo pamatu tolimesniai kovai su klimato kaita. Kai 2015 metais buvo priimtas Paryžiaus susitarimas, ES jau buvo įsitvirtinusi kaip pagrindinė veikėja. Nors ES yra ketvirta pagal dydį CO2 išmetėja pasaulyje, ji jau ilgą laiką siekia vienų ambicingiausių klimato tikslų. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita. Jis yra vienas iš pagrindinių veikėjų, siekiančių progresyvios politikos ir priimančių reikšmingus teisės aktus. 2019 metais parlamentas paskelbė klimato ir aplinkosaugos nepaprastąją padėtį, ragindamas visas savo politikos kryptis ir biudžetus suderinti taip, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5 Celsijaus ribos. 2020 metais patvirtintas Europos žaliasis kursas. Tai išsamus politikos priemonių rinkinys, skirtas padaryti ES klimatui neutralią. Jis apima esamų įstatymų peržiūrą, žiedinės ekonomikos skatinimą, žaliosios energijos plėtrą bei žemės ūkio ir transporto transformaciją. Po metų parlamentas priėmė istorinį sprendimą – Europos klimato teisę, kurioje įtvirtintas tikslas iki 2050 metų pasiekti nulinį grynai išmetamųjų dujų kiekį. Pirmą kartą ES klimato tikslai tapo privalomi visoms valstybėms narėms. Taip pat siekiama iki 2030 sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 55%, palyginti su 1990 metais. Tai yra dalis Fit for 55 paketo pasiūlymo rinkinio, skirto šiam tikslui pasiekti. ES požiūris į klimato kaitą yra įrodymas, kad politika ir teisės aktai gali paskatinti realius pokyčius. Nuo pirmųjų žingsnių Stokholmo konferencijoje iki lyderystės Paryžiaus susitarime ir Europos žaliajam kurse, ES rodo, kad ambicinga klimato politika yra ne tik būtina, bet ir įmanoma.